Gerai, taigi kalbant apie sekančias lygas yra toks dalykas, kad atsiranda tamsios zonos ir mūsų dronas daugiau nebemato visų žuvų, mato žuvis tik tam tikru atstumu mažu. Tai ką daryti, kad pamatyt kitas? Čia atsiranda jau radaro panaudojimas. Radaro panaudojimas suteikia tokią galimybę, kad galima nustatyti, kuria kryptimi yra žuvys. Tai vėlgi aš galiu pasilikti tą patį sąrašiuką ir padaryti štai taip. Tarkim, kadangi dronų vėliau bus 2, kiekvienas dronas susimeta visas žuvytės galimas ir pasims pačią pirmą, iki kurios gali plaukti. Tai dabar ko man reikia? Pirmiausiai man reikia patikrinti, kokias žuvis gali rinkti dronas. Tai dronui reikia išsisaugoti ID, kad žinočiau, kuris čia dronas yra. Ir čia bus kryptis, kokia kryptimi reikia plaukti iki vienos iš žuvų. Tai pačių žuvų turbūt atskirai netgi nebesaugosiu. Na, o kryptis pagal nutylėjimą tegu būna kokia nors, nesvarbu, A kryptis ir viskas. Dabar taip, žuvų rikiuoti nebėra prasmės nuo šitos lygos. Dabar čia turim visos. Taip, dabar prie šitos dalies kiek priduota. Dar šitoje dalyje net reikia žuvelės ne tik nuskanuoti, bet iškilti į paviršių ir jas priduoti. Tai reikia patikrinti, ar to mano žuvelė dar nėra priduota. Tai tikrinu tarp priduotų ir ištinu, jeigu yra priduota. Lygiai tą patį reikia padaryti su skanuotom. Tai dabar einu žiūrėti, kur yra skanuota. Štai, mano drono skanuota. Įmetu tą patį kodo gabaliuką, kad jeigu yra nuskanuotų žuvų, jų irgi antrą kartą skanuoti nereikia. Dar pastebėjau, kad praleidau, neišsisaugojau drono ID. Štai taip. Dabar žuvų aš nebesaugau. Ir šitą dalį išsitrinu. Štai taip. Čia žuvų, kur aš matau, visiškai nebesvarbu. Taip. Dabar sekantis žingsnis, kur man reikia judėti. Tai dabar pagal nutylėjimą kokią aš kryptį pasirinkau A. Arba galima ne A, o kad būtų tikrai aišku, tai none, kad tokios krypties nėra. Tvarkoje. Dabar einame prie, kur yra mano radaras. Štai čia radaras. Einu prie radaro ir darau taip. Jeigu taip, čia prasuks visas įmanomas žuvis su abiem dronais. Arba vienu dronu kol kas. Tai patikrinsiu labai paprastai, kad jeigu dronai, taip, nulinio ID yra lygų šito drono ID, reiškia tikrinu aš dabar pirmąjį droną. Ir dar tokį dalyką. Ir dronai nulinio kryptis lygų none, jeigu krypties jokios nepasirinkęs, reiškia, reikia prasukti per visas žuvis, kokių aš nenuskanavęs ir nepridavęs, ir jeigu kažkuri žuvis sutaps, išsisaugoti to žuvies kryptį. Tai dabar suku per int j lygų 0, j mažiau už žuvys. Žuvys atrodo, ar kaip aš ten ar visos, tuoj palaukit, pasižiūrėsiu. Visos. Taip. Jeigu per visas žuvis sukant, taip, randu, kad visos
jotasis narys yra lygus dabar tikrinamai žuviai, tai mano dronai taškas kryptis pasidaro lygų būtent šitos žuvies krypčiai. Štai taip. Na, čia kol kas su nuliniu dronu darau. Ir toliau bus taip parašyta, kad jeigu dronai įtojo taškas kryptis nelygų none, reiškia kryptis kažkokia yra, tai pagal tą kryptį reikia vaikščioti. Tai jeigu, pataisau, jeigu kryptis yra lygų top left, reiškia reikia eiti į viršų į kairę, tai mano judėjimas bus toks. See out, move, iš tos vietos, kur dabar randasi mano dronas, minus 800 maždaug. Čia nebūtinai 800, aš čia tiesiog tokį skaičių pasiėmęs. Gali čia būti, kad ir 1000, čia visiškai nesvarbu. Ir lygiai tas pats į Y, nes man reikia eiti įstrižai į viršų į kairę. Štai šita dalis. Ir skanavimas, tarkim, maksimaliai įjungtas, kiek užteks baterijos, ir aš einu top left kryptimi. Štai taip. Ir dabar man reikia surašyti likusias kryptis. Likusios kryptys yra taip, top right, reiškia x didėja, nes į dešinę eina. Čia bus top right. Tada bottom left, reiškia x mažėja, y didėja. Taip, ir bottom right didėja abudu, nes įstrižai ją pačią į dešinę. Taip. Na, o priešingų atveju judam move. Jeigu būna ten, kur stovi dronas, tai yra x nekeičiam, o y darom 0 su 0 skanavimu ir dar žodis up. Ta prasme, jis turėtų kilti vertikaliai į viršų, kad priduot žuvytės. Nu, pabandau tokį kodą sužaist, pažiūrėti, kiek aš čia klaidų privėliau. Taip, pažiūrim, kaip mano. Taip. Bottom right. Jis dabar ieško štai šitos, po šitos vėl keičia kryptį į kitokią. Na, kol kas renka visai neblogai, bet jis renka pagal eilės numerius. Tai gal eilės numeriai nėra visai gerai. Bet, žiūriu, visai neblogai iš čia renka. Va, surado paskutinį, daro up ir kyla į viršų. Reiškia, dabar kodą reikės tik pataisyti, kad jis galėtų dirbti su 2 dronais. Tai pažiūrim, prie kažką netgi pralošė. Tai va, bet kol kas puikiausiai laimi ir turėtų iškilti į viršų. Viskas, tai su šitą lygą užteks, padarysiu paskui kitai lygai.